sugebėtume spręsti šią sunkią VBA užduotį. Tai dabar mes žinome, kad funkcija f nuo x yra nelyginė. Dabar ką mums tai sako? Jeigu įstatytume vietoj tokį patį x minusinį, mes gautume tiesiog minus f nuo x. Čia yra nelyginės funkcijos apibrėžimas. Dabar mums reikia apskaičiuoti g nuo minus 1, kai žinom, kam yra lygu g nuo x ir kam lygu g nuo 1. Dabar mes realiai ką dabar galim padaryti, surasti f nuo 1. Nes žinom, kad g nuo 1 lygu f nuo x plus 2, na tai f nuo 1 pas mus bus tiesiog g nuo 1, tai būtų šaknis iš 3 minus 2. Na ir dabar ką mes turime? Dabar mes paprasčiausiai galime apskaičiuoti f nuo minus 1. F nuo minus 1 pas mus bus kam lygu? Tai tiesiog pagal nelyginės funkcijos apibrėžimą minus 1 iš 3 minus 2. Na ir kai turime šitą dalyką, mes galime apskaičiuoti g nuo minus 1, nes žinom, kad tai yra tiesiog f nuo minus 1 plus 2. Ar tai bus tiesiog minus šaknis iš 3 plus 2 plus 2. Tiesiog čia turėtume 4 minus šaknis iš 3. Jei nori turėti geresnius pažymius bei gerai išlaikyti egzaminą, korepo.lt linkas bio.